Esminis dalykas, dar kas pildo mūsų gyvenimą ir tą džiaugsmą, manau, suteikia, yra draugai. Draugai. Ir mes visi augam, turėjom jų daugiau, mažiau, yra žmonių, kas turi jų. Bet man įdomu, kiek svarbu žmogui turėti draugų. Reikia vieno, dviejų, daug ar... Žmogui reikia ne draugų, žmogui reikia bendruomenės. Istoriškai mes susiformavom taip ir mūsų visi genai užkoduoti taip, kad mes blogai jaučiamės ir turim instinktyvų jausmą, kad kažko labai trūksta, jeigu neturim savo bendruomenės. Jeigu neturim rato, nes žmogus atskirtas anksčiau iš būrio, genties, bendruomenės, kaimo, jis mirdavo vienas. Ir pas mus tai užkoduota. Mums reikia bendruomenės. Ir kai tyriama žmonių sveikata, tiek fizinė, tiek psichologinė, vienas iš labai svarbių faktorių, draugai yra gerai ir kuo daugiau, tuo geriau, bet ar tu turi kažkokį būrį, ar tu turi kažkokią bendruomenę, kur jūs siekėt kažkokio bendro tikslo, arba jūs tiesiog gyvenat, jūs ten esat kažkokia lokali bendruomenė ir ten tvarkot, gerinat savo kelius, ten pašto dėžutės, kabinat kameras, ten didinat gatvės saugumą ir visi kartu draugaujat ir jaučiatės tokia būrys, šaika. Gauja, kabutėse, ne gauja, bet mums labai šito reikia, mums reikia bendruomeniškumo jausmo. Žmonės, kurie gyvena mažose fainuose ten kaimeliuose, kur, aišku, kiekvieno to kaimo bendruomenė gali būti labai skirtinga. Žmonės, kurie gyvena, tarkim, ten įvairiuose kalnuotose regionuose arba prie jūrų, kur yra mažiukai kaimeliai, kai mokslininkai juos tyrinėja, jie mato, kad yra keli faktoriai, kurie labai duoda jiems tai ilgamžiškumą ir laimės jausmą, bet vienas iš jų yra bendruomenė, kitas, kad jie daug vaikšto, juda, nes vietinis kaimas neapsimoka ten važinėti su mašina, tai judėjimas, bendruomenė, tada maistas, kuriame daug ten žalumynų, sezoninių daržovių ir taip toliau, reiškia lengvas, žalias, sveikas maistas. Ir dažnai kai kuriems žmonėms dar labai yra svarbu kažkoks gilesnis savęs įprasminimas, kaip labdara, savanorystė arba dvasinė praktika. Kažkas atiduoti už savo ribų, už savo šeimos ribų. Nes kai tu atiduodi už to savo burbulo ribų ir darai gerą darbą, už kurį tau nieks niekaip neatlygina, tu pradedi su laiku jausti, kad, ne veltui gyveni. Čia yra svarbus momentas. Tas didysis klausimas, kodėl? Kodėl man reikia būti gyvam? Kodėl man reikia keltis iš lovos? Kokia prasmė iš viso šito gyvenimo? Ir man labai patinka daugelis rytų filosofijų, kurios ima ir giliai kapsto tos egzistencinius klausimus. Nes šiuolaikinė egzistencinė psichoterapija, mano nuomonė, jinai turi tokias ribas. Ribas, kurios nėra gilios. O senovės gilios tradicijos, jos turi labai kartais įdomių atsakymų. Ir man labai patinka pavartyti įvairius ten senovės traktatus. Nes tu kartais galvoji, wow, tikrai įdomu, šiuolaikinė psichologija iki šito dar nesusimastė. Okay, yra šitų. O yra dar žmonių grupė, kurie tų bendruomenių neturi, tų draugų neturi su kuo kalbėtis ir įsivaizduoju, kad yra net ateinančių pasikonsultuoti. Kokia tų žmonių problema yra dažniausiai? Tai čia didžioji šiuolaikinė žmonių problema yra vienišumas. Mes ten turim daugybę tų draugų, virtualių, bet tikrų mes jų neturim. Tikro žmogaus, su kuriuo tu galėtum bet kada naktį paskambinti, viską išsikalbėti, kuris ten dėl tavęs viską padarytų per sekundę, tu dėl jo. Daugelis šiuolaikinių žmonių, kai padaro rimtus tyrimus, ne vieno to tikro draugo neturi. Daugelis mes neturim to draugo, su kuriuo būtume kaip brolis ir sesuo, su kuriuo būtume labai giliam ryšy ir visiškam atvirume, visiškam nuogume. Dažniausiai mes neturim tokių, didžioji dalis visuomeniai neturi ne vieno tokio draugo, o tik toks draugas ir skaitosi. Visi kiti yra sugerovai, laisvalaikio leidimo partneriai, ar ten laiko žudimo partneriai ar panašiai, bet tai nėra tikri draugai. Ir daugelis mūsų mes neturim to tikro, kad ir vieno draugo. O ką jau bekalbėti apie 2, 3 ar panašiai. Čia yra problema.
mes nebesam atviri, mes nebenorim būti pažeidžiami, mes nebenorim būti nuogi ir mes nebenorim investuoti laiko viens į kitą. Nes laiką paima soctinklai ir mūsų greitėjantis gyvenimas, didėjantis tempai, daugėjantis darbai, vis didesnis informacinis srautas, visokios pramogos, visą tai iš mūsų paima laiką, kurio mes turim labai ribotą kiekį šiame gyvenime. Ir daugelis šiuolaikinių žmonių negali pasigirti, kad skiria draugams daug laiko. Aš nekalbu apie gerimą kartu ar ėjimą į balius ten ar panašiai, nes tai nėra gilus laikas, tai nėra tikra draugystė. Tai yra laisvalaikio leidimas, okei, tai geriau negu nieko, tai irgi gerai nervų sistemai. Bet tai nėra taip gilu ir tai nėra taip paveiku, kaip ta tikra giluminė draugystė, viens ant vieno. Bet aš turiu vieną draugą tokią nuo vaikystės, nežinau, nuo kiek metų, turbūt nuo 7 gal kažkur. Ir mes buvo protarpis, kai mes su juo metus laiko nebendravom, po metų vėl kaip niekur nieko atrodo. Mūsų požiūriai žiauriai išsiskiria. Mes kaip žmonės esam absoliučiai skirtingi žmonės, bet kartu galim kalbėti apie visokias temas visiškai atvirai. Sugebam kažkokiu tai būdu, net sunku paaiškinti, duoti kartais patarimus, kuris net nedraugui naudingas yra. Tarkim apie santykius, ne? Kartais pasižiūriu, bet žiūrėk, tu čia pats, va čia susimoviai kažkur ir nebėjai to pasakyti. Bet mes du skirtingi žmonės. Tai kaip apskritai ta draugystė va tokia gali būti, kad žmonės yra visiškai skirtingi, bet jie labai puikiai sutarė. Tai žmonės gali būti skirtingi. Draugystės nieks neapibrėžia, kad turi būti du tokie patys. Bet kurioje poroje vyksta lygiai ta pati dinamika. Jeigu žmonės turi pakankamai skirtumų, ne panašumų, jie gali išlikti viso gyvenimo partneriai. Nes jeigu identiški ir labai labai panašus, tai jiems seksis gal pirmas 5 metis ar 10 metis geriau už tuos, kurie turi daug skirtumų, bet paskui jie dažniausiai įklimps į daugiau psichologinių problemų ir statistiškai žiūrint, jie greičiausiai išsiskirs greičiau ir nusibos vienas kitam greičiau. O tie, kurie turi daug skirtumų, jie gali būti vienas kito mokytojais viso gyvenimo, ar ne? Dabar, aš nežinau ir negaliu komentuoti, kodėl jūs ten gerai sutarėt ir draugystė reiškia, yra pasąmoniniai dalykai, kurie jūs jungia. Yra bendrų dalykų, yra nepaaiškinama ta trauka, yra nepaaiškinama kažkokia darna, kuri atsiranda jums esant ar bendraujant kartu ir jūs jaučia tą spontanišką pagarbą viens kitam ir panašiai. Nors esat skirtingi, su skirtingom nuomonėm, bet susikalbat. Tai čia yra svarbu, nes tokia draugystė, kur tau gali pasakyti tiesą į akis arba tave kritikuoti, jinai yra praturtinanti, jinai yra papildanti. Tie, kurie visada tave giria, šlovina ir panašiai, jie nėra tavo draugai. Jie nėra tavo draugai, jie yra pataikūnai. Arba tiesiog žmonės, su kuriem faina leisti laiką kartu, jie niekam nenori gadinti nuotaikos, jie nenori tau, nei savo. Jie nenori prarasti draugystės dėl kažkokio tiesos pasakymo ir panašiai. Bet tarp žmogų draugas gali atsirasti iš esmės vaikystės tame etape ar gali bet kuriam gyvenimo etape toks? Bet kuriam. Bet į draugą, pas mus visada atsiranda daug galimybių draugystėms, bet mes neinvestuojam. Kad ta draugystė vystytųsi ir auktųsi, tu turi eiti ir bendrauti. Tu turi kviestis į svečius, pats važiuoti į svečius, tu turi susitikinėti, tu turi skirti tam daug laiko. Mes šitoj visuomeniai turim vis mažiau ir mažiau laiko, nes laiką paima ekranai, laiką paima pramogos, laiką paima mūsų tas įklimpimas į socreikalus ir panašiai, soctinklus. Ir nepanašu, kad artimų laikų pradės daugėti čia to laiko pas mus, nes augančios naujosios kartos, kai aš su jais pabendrauju, tie, kurie man tenka pabendrauti ir su darželinukais, ir tenka pabendrauti ir su gimnazistais, tai ten situacija vis liūdnesnė ir liūdnesnė. Tie jauni žmonės vis labiau priklausomi nuo ekranų, kas mažina jų visą psichologinę gerovę, talentus, apskritai stabdo jų raidą kaip asmenybės. Ir, sakyt, kad ateityje turėsim labai tokią sveiką, fainą visuomenę, kol kas nebūčiau toks drąsus. Taip, yra balsų mokslininkų, kurie jau kalba, kad reikia kuo greičiau padaryti tai, ką mes padarėm su alkoholiu ar su ten kažkokiais narkotikais ar panašiai. Ta pati reikia padaryti su soctinklais. Ten turi 18, pavyzdžiui, turi pasą ar ten 21 ir panašiai. Ok, tada gali atsidaryti akauntą. Ir tu esi nuolat tikrinamas, ar tu ten tikrai ir panašiai ir taip toliau. Nes tu jau kažkiek turi brandos, tu jau maždaug gali su pavojingais daiktais elgtis atsakingai.
kam paaugliams reikalingi soc tinklai, kam vaikams reikalingi. Kai mokslininkai vertina pliusus ir minusus, tai ten minusų 108, pliusų gal 2-3. Todėl, aš tikiu, kad ateityje mūsų visuomenė taps tokia brandi, kad, jeigu mes galim alkoholio paaugliam nepardavinėti, tai mes galbūt galim ir, o čia virtuali realybė yra lengvai valdoma ir kontroliuojama, ta prasme, ten gali padaryti, kad turi prisijungti su savo ten visokiais pirštais, recognitionais, taip toliau, taip sakant, tai yra sukontroliuojami dalykai, reikia tik noro ir kad, atsirastų politinė valia, visuomenės palaikymas, visa kita. Nes ir apskritai, mano nuomonė, visose mokyklose ekranai turėtų būti uždrausti, aš turiu galvoj telefonus ir panašiai. Ateina vaikas prie mokyklos durų, įmeta į dėžutę tą telefoną, palieka ir išeidamas pasiema. Tai čia būtų gerai, nes daly gimnazijų, kur aš apsilankau, aš pertraukų metu matau 95% vaikų palinkusius prie ekranų. Jie nebėgioja, nežaidžia kaip mūsų laikais, ten nesimėto kažko, nevyksta kažkokie socialiniai apsikeitimai, nevyksta judesys, tiesiog daug palinkusių kaklų. Tai nieko gero neduoda, ta prasme, auga karta, kuri bus priklausoma nuo technologijų. Jau yra priklausoma, jau dažnai šiuolaikiniai maži vaikai susitikę, jie puikiai greitai gali susijungti tinklą ir žaisti, bet jeigu iš jų paimi internetą ir visas planšetes ir telefonus, jie tarpusavį sunkiai žaidžia. Sunkiai randa bendrą kalbą. Tai tokia ateitis mūsų laukia. Bet jeigu žmogus yra, tarkim, įsivaizduoju, 25 metų, ir jisai galvoja, kad jam reikia draugų, trūksta, to kažkokio palaikymo, bendravimo. Įsivaizduoju, kad čia pagrindinis dalykas yra pagalvot, kaip tu pats gali realiai būti gerų draugų kažkam, ar ne? Nes pačiam, kaip ir minėjai, turi stengtis, pasiūlyti, susitikti, kažkur ateiti, bet čia gali įklimti dar vieną dalyką, į tą, kur tu stengiasi būti labai labai geru ir tavim pradeda naudotis tas žmogus tiesiog. Jo, tai ribos turi būti visur ir visada. Aš sakyčiau, geriausia draugų yra ieškoti savanoriaujant. Geriausia draugų paieška yra savanoriaujant, nes organizacijose, kur vyksta savanoriška veikla, didžioji dalis žmonių yra idėjiniai. Tai jau labai geras filtras. Tai jau tu nenori, kad tavo draugas būtų materialistas. Patikėk, tu nenori. Gal, jeigu tu ieškai verslo partnerio, tu ieškai tokio, susikoncentravusio tik į pelną, pinigus ir viską, nes pats esi labiau meniškos sielos ir žinai, kad, kompanijoje ar valdyboje turi būti kažkas, kas ir gerai skaičiuoja ir yra gobšus, godus ir taip toliau. Bet jeigu ieškai tikro draugo visam gyvenimui, tau reikia ieškoti žmogaus, kuris sirgtų kažkuo, kuris turėtų kažkokias idėjas, už kurias mokėtų valiutą, mokėtų savo laiką, pačią brangiausią valiutą. Labai lengva tokių žmonių yra rasti savanoriškose organizacijose, jų ten yra. Gatvėje juos labai sunku pamatyti ir sutikti. Kitas dalykas, aišku, yra ieškoti draugų pagal hobius ir pomėgius, ten, aš kaituoju, ieškau kaitistų, aš bėgioju, ieškau tų, kurie bėgioja, aš ten esu veganas, vegetaras ar dar kažkas, ieškau bendraminčių, tie bendraminčių rateliai irgi neblogas dalykas, ten irgi galima tikrai prasinešti ir draugų ieškoti. Bet idėjinėse organizacijose arba dvasinėse organizacijose, ten ašramuose, vienuolynuose arba savanoriškose organizacijose įvairiuose VŠI, kurie ten teikia pagalbą, ar ten dirba su seneliais, su vaikais ar panašiai. Va čia yra lobis. Tie žmonės, kurie nori patys duoti kažką realiai žmonėms iš karto. Toks bruožas atrodo visų savanorių, kurie jau nori duoti kažką, užuot, kad pasimtų savo. Ir tada tu toj vietoj kaip ir gali rasti žmogų, tu ieškai su kuo galėtum pasidalinti, tu tenais iš esmės kaip ir gali rasti, ar ne, kas su tavim irgi pasidalina. Yra didesnė tikimybė, kad ta draugystė bus kokybiškesnė užsimezgus. Lygiai taip pat, kai kurie klausia, kur ten rasti idealų partnerį ir panašiai, idealių nėra ir nebus, vyrai ir moteris niekada idealiai nesutars, bet viena iš vietų, kur tu tikrai gali rasti tokių grynesnių, įdomesnių žmonių, tai yra tos savanoriškos, ten dvasinės organizacijos ir panašiai. Ten gali rasti įdomių žmonių. Ta draugų temą norėčiau užbaigti su draugų įtaka. Nes turbūt toksiškų draugų, gali tik apsisukti aplinkui apstubus, kurie gal norės ar kažkokios naudos, ar darys tau neįgamą įtaką, ar bandys galbūt atkalbėti, nesupras tave, savanaudiškumas, dar visokie dalykai. Jeigu žmogus jaučia, kad turi galbūt toksiškų draugų, kaip reikėtų jam su jais tvarkytis?
Su visais draugais, giminėm, artimaisiais ir šeimos nariais reikia visada brėžti ribas. Dalis žmonių, šiuolaikinių žmonių, ir jų daugėja, nemoka brėžti ribų ir nemoka pasakyti ne. Kartais gyvenime reikia sakyti ne. Ir čia yra labai svarbu. Ir jeigu aš neišmokstu sakyti ne, aš nusivažiuoju į tokį bandantį visiems įtikti, prisitaikyti ir panašiai, kas man nepadės ilgoj perspektyvai, nei gerai jaustis, nei turėti ten gerų ryšių ir panašiai. Dabar ar draugai gali turėti blogą įtaką? Jo, gali turėti ir dažnai turi. Ir blogi dalykai būna netgi greičiau persiduoda negu geri. Aš labai dažnai matau klientų tarpe irgi ten vienas, kitas draugas išsiskyrė, jau trečias irgi, nors pas jį normalų santykiai, ten nieko ypatingo galima labai lengvai pataisyti, bet jis jau reikia ir man skirtis. Visi skiriasi, ne visi, 2 tavo draugai išsiskyrė ir dar pamatei ten 3 bonkės ar kažką internete išsiskyrusios ir tavo galvoje jau visi. Ne visi. Žmonių yra labai daug šitam pasaulyje. Ir dalis jų skiriasi, dalis nesiskiria, bet kai mes pradedam daryti tas generalizacijas, apibendrinimus ir jeigu mums keli tokie artimesni atvejai nutinka, tai draugai gali būti labai blogos įtakos šaltinis. Priklausomybės, kas tik nori, nes iš draugų mes lengvai perimam. Todėl labai svarbu išmokti su draugais brėžti ribas ir sakyti, kas man tinka, kas netinka. Nes jeigu draugas tikras, jis supras, kaip aš kažkada mečiau vartoti alkoholį ir pamačiau, kad didžioji dalis tų, kurie buvo mano draugai, jie nebuvo mano draugai. Jų nebeliko mano gyvenime, aš jiems kažkaip nebereikalingas, jie su manim per daug nebebendrauja, nes aš nebegeriu alkoholio, jiems nebėra ką veikti su manim. Ir tada aš supratau, wow, čia teisingiausias žingsnis mano gyvenime. Aš būtinai šitą eksperimentą pratęsiu ir štai jis dabar jau nuo 8 metų tęsiasi pakankamai ilgai. Ir rezultatai nuostabus, nes kai išsivalo tie draugai, kurie yra, balastas tavo gyvenime, atsiranda tuštuma. Jinai iš pradžių neužsipildo ir tu jauties labai nekomfortiškai. Tai aš čia beveik draugų dabar neturiu, aš neturiu su kuo susitikti, su kuo pašnekėti. Bet su laiku tu pradedi ieškoti, kuo užpildyti tą terpę. Ir negreitai, bet palaipsniui atsiranda žmonės, kurie kitokių pažiūrų, kitokių vertybių. Ir paskui tu matai, kad jie tavo gyvenime atneša žymiai daugiau pozityvo ir naudos, tiek materialios, tiek ten psichologinės. Tai čia turbūt vienas iš gudriausių mano žingsnių gyvenime buvo mesti visiškai vartoti alkoholį ir taip transformuoti, stipriai transformuoti savo draugų ratą ir, aišku, ir save. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.